Labadiena, džiaugiamės galimybę iš arčiau pasižvalgyti po Akmenės krašto muziejų. Ar galime Jums užduoti keletą klausimų? Labadiena, malonu, kad apsilankėte. Prašom, užduokite klausimus. Pirmiausia, norime sužinoti šio pastato istoriją. Ar visada čia veikia muziejus? Ne visada veikia muziejus ir daugumai lankytojų intriga, kas per toks gražus pastatas Akmenėje yra. Tai daugumas spėlioja, kad tai dvaras, deja, tai partijos komitetas, ir kuris vėliau tapo ir poliklinika, o šiuo momentu yra krašto muziejus. Kokie yra pagrindiniai Akmenės krašto muziejaus tikslai ir uždaviniai? Kaip ir dauguma muziejų, taip ir Akmenės muziejus ieško, saugo eksponatus, renka įvairią medžiagą, istorinę ir biografijas ir visa kita, ir deda pas save į archyvus, ir reklamuoja, ir sklaidą vykdo mūsų spaudoje. Ar galite papasakoti apie pirmąjį eksponatą, kuris buvo pridėtas į muziejaus kolekciją ir jos svarbą? Taip, tai įdomus eksponatas, kuris buvo padovanotas dar prieš pat steigiant muziejų. Tai Prano Veiso skulptūra. Gal einam ir apžiūrėkime. Ir mes matome šį eksponatą, tai Prano Veiso, tautodailininko iš Papilės, kuris steigiantis muziejui padovanojo kaip pirmąjį eksponatą, kaip simbolį. Ir matot, rūpintojėlis tiesiog išaugo į didžiulio muziejaus ekspoziciją ir po šiai dienai pildosi. Ir nuo 2005 metų, kai padovanojo Veisas, mes jau turim tikrai tūkstančius eksponatų. Ne tik Veisas, bet ir visi tautodailinkai 2005-2006 metais prieš steigiantis muziejui padovanojo savo darbus. Taip, dauguma tų tautodailininkų jau yra išėję, bet jų darbai liko, jais žavisi, juos nuolat eksponuojame ir tai gula į mūsų krašto istoriją. Žinome, kad muziejuje nuolat veikia įvairios ekspozicijos, kurios iš jų labiausiai domina lankytojus. Ekspozicijos visos skirtingos, besidominčių ratas taip pat skirtingas. Tai ir etnografija. Štai dabar esam mūsų akmenietiškos buities, sakykime, aplinkoje. Yra ir žemgalių papuošalai, ir iškasti lobiai. Yra ir visi šventieji surengti iš mūsų krašto. Bet populiariausia tai Boriso Izambeko kolekcija, drugiai. Iš jo gimęs naujas projektas savo laiku, tai būtų gyvi drugiai. Na ir žinoma, didžiulė fosilijų kolekcija, kuri per kažkiek metų pasipildė. Ir dinozauro dantis, kurie ir domina, ir nuvilia. Tai manau, kad apie tai jums papasakos mano kolegė, muziejininkė Sigita. Labą dieną. Mes esame Akmenės krašto muziejaus fosilijų salėje. Čia yra visas Akmenės krašto geologinis paveldas, bent jau didžioji dalis jo. Ir jį mums surinko vietinis žmogus, kraštietis Stanislovas Sungaila. Jis yra kilęs nuo Papilės krašto, buvo gimęs pokariu, gausioj šeimoj, dėl to neturėjo galimybę studijuoti, bet visą gyvenimą turėjo svajonę tapti geologu. Bet kadangi negalėjo mokytis universitetuose, pasirinko profesiją arčiausiai žemės, tapo ekskavatorininku ir tiesiog kur bedirbo, kur kasė, rinko visokius patikusius, įdomesnius akmenis, dėjo į kabiną, nešėsi namo, valė su šepetėliais, plovė ir galiausiai šitą savo viso gyvenimo kolekciją padovanojo krašto muziejui. Ir vienas iš gražiausių jo radinių, įspūdingiausių radinių yra štai šitas amonitas.
Jis gyveno maždaug prieš 200, prieš 100 milijonų metų. Jo skersmuo yra 30 cm, aukštis 26 cm, o svoris 16 kg. Ir tai yra vienas iš didžiausių amonitų visoje Lietuvoje, kiek jų buvo rasta. Šiaip pasaulyje amonitų įvairovė yra didžiulė, yra 30-40 tūkstančių rūšių ir jų būna daug didesnių gabaritų. O kiti eksponatai tai yra Juros, Triaso, Permo laikotarpio, suakmenėję jūrų gyviai. Čia reikia pabrėžti, kad daugelį tų milijonų metų buvo seklios jūros dugnas, dėl to būtent yra kriauklių, bet ir amonitas yra jūros gyvis ir įvairūs dvigeldžiai moliuskai, suakmenėję koralai. Visa tai yra iš tų senųjų priešistorinių klodų. Akmenės rajono ypatybė yra ta, kad tie senieji klodai atsiveria čia arti žemės paviršiaus. Ir dėl to pats pirmasis geriausiai ištyrinėtas, ilgiausiai tyrinėtas geologinis objektas yra Papilės geologinė atodanga, kuri žinoma nuo 1811 metų kaip geologiškai tyrinėjamas objektas. Ir nemažai priešistorinių organizmų turi būtent Papilės vardą, tas antrasis rūšies epitetas yra Papilensis, Popilensis. Ir tai garsina Akmenės krašto vardą pasaulyje. Nekantraujame pamatyti ir antrąją ekspoziciją, labiausiai dominančią lankytojus. Taip, keliaujame į Drugelių salę. Mes esam Drugelių ekspozicijoje. Ją Akmenės kraštui surinko taip pat vietinis kolekcionierius Borisas Izenbekas. Jis dirbo ligoninėje laborantu ir drugelių kolekcionavimas buvo jo viso gyvenimo pomėgis. Borisas Izenbekas į Lietuvą atklydo iš Sankt Peterburgo karo metais, kurį laiką gyveno Ukmergėj, bet didumą laiko praleido Akmenės krašte. Ir čia yra jo surinkta didžiausia Lietuvoje dieninių drugelių kolekcija. Ir turime labai nedaug, šiek tiek vėliau jau kitų mokslininkų padovanotų naktinių drugių. Ir kolekcija sudaro iš viso 5000 drugelių. O čia eksponuojama, jūs galite atvykę pamatyti 2000, tiesiog buvo atrinkti gražiausi, tokie nesikartojantis, geriausiai išsilaikę. Ir Borisas Izenbekas, aišku, neturėjo galimybės sovietmečiu keliauti po visą pasaulį. Tai buvo apribota šita galimybė visiems žmonėms, tačiau jis gaudė drugelius atostogų metu visoje Tarybų sąjungoje, važiavo į Kirgiziją, į Uzbekiją, į Altajų Rusijoje. Ir ten pagautus drugelius mainė, susirašinėjo popieriniais laiškais su kitais pasaulio kolekcionieriais. Ir šitoj kolekcijoje galite susipažinti su viso pasaulio biologinė įvairovė, būtent drugelių įvairovė. Ir čia yra galimybė pamatyti tiek vieną didžiausių pasaulio drugelių, tiek ir patį mažiausią Lietuvos drugelį. Ar yra galimybė išvysti ir gyvus drugelius? Taip, keliaukime ten. Ant rankos laikau drugelį pelėdą. Jis yra iš Pietų Amerikos ir mūsų drugelių name tai yra labiausiai ilgaamžiai drugeliai. Ir tos akys ant sparniukų jam reikalingos kaip maskuotė. Jis tai parodo, kad aš esu kažkoks kitas gyvis, aš esu nevalgomas, nelieskite manęs. Ir šiuo metu mūsų drugelių name mes turime nelabai daug rūšių, bet laukiame naujos kokonų siuntos atvykstant. Be ekspozicijų neabejojame, kad rengite ir edukacijas, kurios iš jūsų laukia daugiausiai lankytojų dėmesio. Jau daugelį metų Akmenėj mėgstamiausia edukacija Vilna Vilnelė parink drugelį. Tai tikrai smagus užsiėmimas, kai apžiūrima ekspozicija, kai pasidžiaugiama įvairias spalvių drugių raštais ir visą tai patys galima kurti jau savo sugalvotam drugelyje. Taip mes saugome gamtą, taip mes turim prisiminimą apie šitą ekspoziciją ir Akmenės krašto muziejų. Ačiū už skirtą laiką. Pabaigai paskutinis klausimas. Kokius patarimus duotumėte žmonėms, norintiems geriau pažinti Akmenės kraštą ir jo istoriją?
Žinoma, kviečiam pas mus į muziejų. Apsilankykit, visada atrasit kažką naujo. Pas mus naujos parodos, galbūt ir ekspozicijos pamirštos, renginiai, edukacijos ir visa kita jūs dar galit sužinoti iš muziejininkų, kurie jums su džiaugsmu patars, kur pavalgyti, kur rasti nakvynę, kur rasti dar įdomiausius mūsų rajono kampelius. Tik atvykit, viską atrasit.